Плюс паренге Дима Торзок. Tikriausiai didžiausia Ukrainos ginkluotųjų pajėgų ataka per visą karą. Rusijoje po Ukrainos bepiločio atakos Novorosiske kilo gaisrai pagrindiniuose Rusijos federacijos naftos objektuose, kurie buvo naudojami kariniai logistikai. Be to užsidegė svarbiausias Rusijos uostas Juodojoje jūroje, taip pat keli Rusijos armijos laivai. Tačiau šiame laidoje aptarsime ne tik Ukrainos atakos pasekmes, bet ir tai, kaip Kremlius į jas reaguoja. Ir štai suprasdamas, kad karas įstringa aklavietėje, Vladimiras Putinas jau akivaizdžiai negaus tos pergalės, kurios tikėjosi. Kremlius bando įbauginti Europą ir tuo pačiu rusus, bet visų pirma žinoma europiečius, kad šie bandytų atkalbėti Ukrainą nuo atakų prieš Rusiją. Šiandien Rusijos federacijos užsienio reikalų ministras Sergejus Lavrovas pareiškė, kad vakarai ruošiasi pulti Rusijos federaciją ir sunaikinti viską, kas su ja susiję. Sako, kad viską, kas rusiška, nori sunaikinti. Pasak jo, kalbama apie atakos ruošimą Jungtinės Europos pajėgomis, kur atgimsta nacizmo ideologija. O naujuoju Hitleriu, kuris ves visą Europą į didelį karą prieš Rusiją, Lavrovas žinoma pavadino Zelenskį. Mano vardas Aleksejus Pečijus, aptarkime šią temą kartu. Tačiau prieš pradėdami paprašysiu jūsų užsiprenumeruoti mano kanalą, paspausti patinka ir parašyti komentarą po šiuo vaizdo įrašu. Būsiu jums už tai dėkingas, nes tai labai padeda skleisti turinį YouTube platformai. Be to, užsiprenumeruokite mano Telegram kanalą Peči News, nuorodą į jį rasite šio vaizdo įrašo aprašyme. Sukūrė Dima Торзок. Šiuose nuostabiuose kadruose matote Ukrainos bepiločio atakos pasekmes Novorosiske, Krasnodaro krašte Rusijos federacijoje. Rusijos priešlėktuvinė gynyba bandė perimti bepiločius, tačiau dalis jų vis dėlto pasiekė taikinius. Novorosisko uoste matyti kilo gaisras. Ir štai miesto meras Andrejus Kravčenka iš pradžių patvirtino dronų ataką, o vėliau paskelbė ir raketinio pavojaus signalą. Vėliau miesto valdžia patikslino, kad gaisras kilo ir naftos bazės teritorijoje dėl nukritusių numuštų dronų nuolaužų. Užsidegė keli techniniai ir administraciniai pastatai ir štai įsidėmėkite šią akimirką. Rusams vėl atleiskite šlapinasi į akis ir sako, kad tai tik numuštų dronų nuolaužo sukėlė tokius sugravimus. Tačiau vėliau Ukrainos ginkluotųjų pajėgų generalinis štabas pranešė, kad po atakos naktį į gegužės 23-ąją Novorosiske kilo gaisrai pagrindiniuose naftos objektuose Rusijos federacijoje, kurie buvo naudojami kariniai logistikai. Viena iš pagrindinių taikinių tapo naftos terminalas Šesharis Novorosiske. Šesharis yra vienas didžiausių naftos terminalų Rusijoje prie Juodosios jūros ir priklauso Transneft sistemai. Objektas naudojamas naftos ir naftos produktų perkrovimui, taip pat rusų okupacinės armijos poreikiams tenkinti. Taip pat Novorosisko rajone buvo smogta rezervuarų kompleksui, po atakos ten taip pat užfiksuotas gaisras. Ukrainos ginkluotųjų pajėgų generalinis štabas pažymėjo, kad naftos bazė yra svarbi Šesharis komplekso dalis ir naudojama naftos bei kuro saugojimui ir transportavimui. Be to, Juodosios jūros akvatorijoje Ukrainos kariai smogė Rusijos federacijos šešėlinio laivyno laivų bazavimo rajonui. Ir bent jau patvirtintas tanklaivio Krisalis apgadinimas.
Ir visa tai, kaip tvirtina rusai, įvyko tiesiog dėl banalaus jau numuštų dronų nuolaužų kritimo. Tačiau čia padarysiu labai svarbią pastabą. Reikalas tas, kad dvi pramoninės naftos aikštelės Grušavaja ir Šesharis yra nutolusios viena nuo kitos 12 km ir priklauso didžiausiam pietų Rusijoje perkrovimo kompleksui Černomor Transneft. Terminalas užtikrina priėmimą, saugojimą ir eksportinį išsiuntimą. O į tuos pačius šešėlinio laivyno tanklaivius ir dar Gruševaja Balka. Tai didžiausia naftos saugykla visame Kaukaze, kuris surenka žaliavą eksportui per Novorosijską ir apima daugiau nei 60 rezervuarų, kurių bendra talpa apie 1,2 milijono tonų. Ir štai vėliau dieną Ukrainos ginkluotųjų pajėgų bepiločių sistemų pajėgų vadas Robertas Madžeras Braudis pranešė, kad Ukrainos pajėgos veikia Novorosijske. Buvo smogta ir Juodosios jūros laivyno fregatai Admirolas Esenas, kuri yra Kalibr tipo raketų nešėja. Be to, mūsų bepiločiai pasiekė dar vieną karinį laivą. Pasak Madžero, naktį į gegužės 23-ąją tas pats Admirolas Esenas ir 1239 projekto raketinis laivas ant oro pagalvės pateko į smūgio zoną per bepiločių sistemų reidą į Novorosijsko uostą ir naftos bazę Gruševaja Balka. Kaip pažymėjo bepiločių sistemų pajėgų vadas, tą pačią naktį BSP pasiekė Rusijos taikinius laikinai okupuotose Ukrainos teritorijose. Visų pirma, sunaikino OSA zenitinę raketų sistemą Donecke, smogė okupantų užnugario bazį ir logistikos centrui gyvenvietėje Rovenkiai. Be to, bepiločių valdymo punktą Oleškose, Chersono srities Hitroj punkte, taip pat degalų cisterną, specialiąją techniką ir šarvuotasias kovos mašinas Zaporožėje. Kaip manote, kaip į tokias atakas sureagavo Kremlius? Teisingai. Jie puolė dar stipriau gąsdinti laukinius nesipraususius rusus pasakomis, kad prakeiktieji vakarai nori sunaikinti motiną Rusiją. Todėl visi turi stoti į didįjį tėvynės karą. Ir aš dabar nei juokauju, nei šaipausi. Šiandien Rusijos Federacijos užsienio reikalų ministerijos vadovas Sergejus Lavrovas papasakojo istoriją apie tai, kad vakarai ruošiasi pulti Rusiją ir išnaikinti viską, kas rusiška. Pasak jo, kalbama apie atakos ruošimas Jungtinės Europos pajėgomis, kur atgimsta revanšizmo ideologija. Ir toliau pateikiu pažodinę Sergejaus Lavrovo citatą. Dabar po tais pačiais nacizmo ir revanšizmo vėliavomis kuriama visos Europos grupė puolimui prieš Rusiją. Jau ne tik hibridiniais metodais, bet galvojama ir apie fizinį puolimą. O šios grupės priešakyje stovi ne Adolfas Hitleris, o Volodimiras Zelenskis su savo nacistiniais šūkiais. O dabar norite išgirsti pačią juokingiausią ir tuo pačiu pačią baisiausią detalę šio Sergejaus Lavrovo kliedėsingo pasakojimo? Tokias nesąmonės Sergejus Lavrovas papasakojo interviu propagandiniam leidiniui pavadinimu Vaikų redakcija, kuris skirtas rusų vaikų ir jaunimo smegenų plovimui. Štai vaikams ir jaunimui pasakojama, kad Europoje atsirado naujasis trečiasis reichas, o vietoje Adolfo Hitlerio dabar yra Vladimiras Zelenskis, kuris telkia visą suvienijotą Europą, kuri eis naikinti visko, kas rusiška. Ir štai toliau jis, tai yra Lavrovas, pareiškė, cituoju, būtent jie, šie globalistai, yra pagrindiniai atsakingi už tai, kad dabartinės Ukrainos valdžios egzistavimo prasmė tapo visko, kas susijęs su Rusija, naikinimas. Vakarai dosniai finansuoja ir skatina šią nacistinę politiką, reikalaudami, kad Ukraina tęstų šią nepriimtiną kryptį. Vakarai niekaip negali susitaikyti su Rusijos federacijos egzistavimu kaip savarankišku nepriklausomų subjektų, kuris atstovauja civilizacinę alternatyvą. Tai tiesiog skamba juokingai. Rusai ir civilizacija – tai kažkoks anekdotas. Na ir kaip pagrindinis požymis to, kad reiškia nacizmas Europoje neva atgimsta, Lavrovas pateikė pavyzdį Vokietijos kanclerį Friedrichą Merzą, kuris neseniai pareiškė, kad dėl vis agresyvesnės ir štai šiai laukiniai Rusijai, kuri žiauriai puola savo kaimynus ir tiesiog nesugeba civilizuotai gyventi taikoje su savo kaimynais, Vokietija turi tapti pagrindinė karinė jėga Europoje. Ir Lavrovo nuomonė, ši Merzo frazė reiškia, kad Merzas yra nacistas, kuris svajoja atgaivinti Trečiąjį Reichą, kuris neišvengiamai eis naikinti visko, kas rusiška.
Todėl išvada viena. Ukrainos toliašaudės sankcijos, stiprių atakų Rusijos gilumoje pavidalu turi ne tik tęstis, bet ir būti stiprinamos. Nes šie sulaukę rusai tiesiog nesupranta jokios kitos kalbos. Čia padėsiu daugtaškį. Savo nuomonę ir išvadas rašykite komentaruose po šiuo įrašu. Prenumeruokite kanalą, paspauskite varpelį ir nepamirškite paspausti patinka. Jei norite paremti šio YouTube kanalo veiklą, būsiu jums dėkingas. Tai galite padaryti paukodami bet kokią sumą pagal nuorodas ir rekvizitus esančius šio vaizdo įrašo aprašyme. Ten rasite įvairių pasirinkimų. Pasirinkite bet kurį, kuris jums labiausiai tinka. Arba nuskanuokite QR kodą savo ekranuose. Tai pats paprasčiausias būdas paremti šio kanalo veiklą. Viskas. Saugokite save. Visiems iki pasimatymo.